Jau netrukus pasirodysiančią žurnalisto ir baikerio Rimo Bružo knygą Biker Story LT lydės ir dokumentinis filmas Aplink Lietuvą, skirtas tarpukario Lietuvos motociklizmo istorijai. 1931 metais Lietuvoje įvyko pirmosios motociklų ir automobilių lenktynės aplink Lietuvą, kurių globėjų tapo Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona, įsteigė savo vardo pereinamąją taurę. Lenktynės startavo ir finišavo Kaune, o trasos ilgis buvo net 1020 km. Taigi šioje laidoje pakviesime jūs susipažinti ne tik su senovės laikų lenktynių aplink Lietuvą trasa, bet ir su filmo gamybos užkulisiais. Dabar paskutinė fazė, kiek yra? 8. Važiuojam nuo Palangos į Klaipėdą, žadėjom važiuoti per Šilutę, bet temsta kelias blogas, šoksim į autostradą ir Jurbarką ten Nakvynę. Žiūrėsim, kaip čia išeis. Vis tiek, kaip sako, niekad nebūna, kad niekaip nebūna, visada kažkaip būna. Ši trasa dokumentinėme filme Aplink Lietuvą tampa istorinių tyrimų maršrutu, kuriuo keliaujant ieškota dokumentų ir tarpukario Lietuvos motociklizmo liudininkų. Cituojami lenktynių dalyvių ir amžininkų atsiminimai, tuo meto spaudos straipsniai. Kelionė pradedama Kaune, lenktynių Aplink Lietuvą starto vietoje prie dabartinio Vytauto didžiojo karo muziejaus. Vykstant numatytų maršrutų planuota per savaitę aplankyti muziejų kolekcijas, technikos muziejus ir privačius asmenis, saugančius tarpukario Lietuvos motociklizmo istorijos artefaktus. Kelionės metu pasakojama visa Lietuvos motociklizmo istorija iki Antrojo pasaulinio karo ir sovietinės okupacijos, kuriai prasidėjus motociklistų klubai buvo uždaryti, o juos pakeitė Lietuvos darbininkų ir tarnautojų sąjungos darbo sporto motociklininkų klubas. Susitinkama su motociklizmo istorijos entuziastais ir ekspertais, lankomasi archyvuose, kuriuose saugomi autentiški dokumentai motociklizmo Lietuvoje gimimo metrikos. Siekiama į motociklizmo judėjimą pažvelgti ne vien kaip į technikos raidos etapą ar sporto šaką, bet ir kaip kultūrinį reiškinį. Kelionės metu atminimo lentomis įamžinamos motociklizmo judėjimui reikšmingos vietos ir pastatai, Lietuvos, Kauno ir Šiaulių motociklistų klubų būstinės. Kelionės metu susitinkama su dabartiniu Lietuvos baikerių klubų nariais, kurie filmų kūrėjus lydi per klubų veikimo teritorijas, dalyvauja atminimo lentų atidengimo ceremonijose. Tokiu būdu sukuriamas motociklizmo judėjimo tęstinumas. Įveikus numatytą maršrutą kelionė baigiama Vytauto didžiojo karo muziejaus Vilniaus filiale, kur saugomas varžybų Aplink Lietuvą dalyvio ir Lietuvos motociklistų klubo viceprezidento Antano Ilgausko motociklas Harley Davidson.